Linkėjimai visiems iš Briuselio. Šiuo metu čionais europiečiam pasako apie Kinijos grėsmę ir kuo visą tai pasibaigs, jeigu mes dabar nesimsim veiksmų ir nepradėsime strateginių veiksmų prieš Kiniją. Kelios pastabos ir vienas anonsas. Žinot, toks asmeninė pastaba. Ką supratau, grįžau į Lietuvą prieš 6 metus, 20 metų pradžioje. Pačioj 20 metų pradžioje. Praėjo 6 metai. Kas vyksta su laiku? Nuo 20 metų tikrai nepraėjo 6 metai. Niekaip. Negaliu patikėti. Nežinau, ar jums tas yra jausmas, bet laikas pradėjo per daug greit tekėti. Ir antras dalykas, mano anonsas. Šiandien paleisiu laidą, kuri tikiuosi jums susižiūrės. Kalbėsime apie korupciją Seime, Starkevičiaus atvejį ir ką jisai atskleidžia, nes man tai truputį platesnis kontekstas nei vien kyšio istorija, ar ne? Po to pakalbėsime apie migrantus, kodėl siūlomi sprendimai ir tai, ką aš girdžiu viešoje erdvėje kalbant apie migrantus, man tai yra kova su pasekmėmis, bet ne klausimas dėl pačios pagrindinės priežasties. Kažkaip trūksta visiems pasakyti drąsos, kokios yra pagrindinės priežastis tos situacijos, kurioje mes esam su migrantais. Ir čia man tai yra labai liūdna. Ir trečias dalykas, mes pašnekėsime apie Hormūzo sąsiaurį. Kas ten su Hormūzo sąsiaurį? 3 savaitės praėjo po Trumpo pergalės prieš Iraną, kai buvo paskelbta, bet kažkodėl šampanas neiššautas. Tai padiskutuosim, gal šampanas neiššautas ir kodėl ta pergalė tokia keistesnė, ar ne? Tai susitiksim laidoje, linkėjimai iš čia ir tikiuosi po biškį mes čia visiems įpūsim drąsos pakovoti su Kinijos grėsme.